Panevėžio robotikos centre Robolabas vyko regioninėje Junior Achievement praktinio verslumo ugdymo programoje dalyvaujančių mokomųjų mokinių bendrovių Expo paroda. Šiandien Panevėžio robotikos centre Robolabas vyksta Panevėžio mokomųjų mokinių bendrovių regioninė Expo. Tai yra 3 metus vykstantis renginys, į kurį sukvietėme iš Panevėžio regiono mokinių bendrovės mokomąsias. Jos dalyvauja Lietuvos Junior Achievement programoje Accelerator X ir kūrė savo verslus. Tai šiandien čia turime 23 komandas iš Panevėžio miesto, Pakruojo rajono, Kauno ir kitų. Tai iš tiesų Panevėžys dabar jau irgi tampa mokomųjų mokinių bendrovių centru, kur vaikai susitinka ir pristato savo verslo idėjas, kurias jau kūrė mokykloje, tai yra savo mokomuosius verslus, kurių matom ir labai daug yra inžinerija paremtų. Tai tikrai toks miesto veidas, technologiniai verslai. Ir labai gera matyti, kad mokinių kasmet vis daugėja ir jie tikrai jau gali mokykloje pabandyti suburti komandą, suburti pirmąjį statinį kapitalą, sukurti produktą, paslaugą, net išeiti į rinką. Tai jau skubu šiandien irgi įsigyti mokinių gaminių ir išgirsti, kokiegi tai yra komandos patirtis, kaip sekasi kurti verslą, kokie rezultatai. Labai tikiuosi, kad didžioji dalis verslų bus tikrai pelningi šiemet, ar ne? Ir jau savo kišenę vaikai tikrai įsideda tokį suvokimą, kaip vyksta rinka, turi galimybę pabendrauti ir su verslais, išgirti jų nuomonę, negauti patarimų, kurie yra šiandien tikrai be galo reikalingi kiekvienam jaunam žmogui jo karjerai ateityje. Tai yra 24 komandos dalyvauja ir 12 iš jų iš Panevėžio miesto gimnazijų ir progimnazijų. Tai dėl to džiaugiuosi, kad taip įsijungia mūsų miestas būtent į Junior Achievement organizacijos veiklą. Expo metu Panevėžio regiono 5, 8 ir 9, 12 klasės mokiniai renginio svečiai pristatė mokomąsias bendrovės. Jose vystamos idėjos, sukurtus produktus ar paslaugas. Čia turime tikro lietuvio vasaros iškylos rinkinį liofilizuoti šaltibarščiai. Viduje yra 3 pakuotės. Turime instrukciją. Instrukcija yra mūsų tobulėjimas nuo praeitų metų. Jis ateina lietuvių ir anglų kalba. Tai mūsų pagrindinis maišelis yra liofilizuoti milteliai šaltibarščių. Jis ateina žaliame maišelyje. Turime pabarstukus, jie sumaišomi į bliūdelį su šaltibarščiais ir tada yra šitame didelėje maišelyje liofilizuotos bulvės. Jas rekomenduojame valgyti kartu, nes jos gana sausas, bet galima ir atskirai, kaip kam pagal skonį. Mes turim partnerius, turim spaustuvę, tai iš spaustuvės gaunam dėžutes ir gaunam šitas instrukcijas. Tada Vasaris gamina maisto produktus, ruošia ir tiekia Supergardenui, o Supergardenas išliofilizuoja ir tada supakuoja į pakuotes. Į tas 3 pakuotes, tada mes tas pakuotes, aišku, išlankstom pirmą dėžutes ir tada sudedame dėžutes ir gaunasi visas pilnas rinkinys. Mes esame jaunųjų mokinių mokomoji bendrovė Chemovela ir sukūrėme tabletes, kurios neutralizuoja kvapus iš maisto atliekų kibirėlio ar konteinerių. Jos taip pat gali būti pritaikytos ir gyvūnų kraikui, ir kitiems dalykams, kur reikia tikrai tą kvapą panaikinti. Mes esame visi vaikai. Mūsų pagrindinė užduotis yra prisiminti, išnešti šiukšles į konteinerius. Taigi mes nusprendėm pasilengvinti savo šią užduotį ir sugalvojame, kad reikia sukurti tokias tabletes. O bendradarbiavome su Liudynės sąvartyno direktoriumi, su kuriuo esame pasirašę sutartį. Jis mums padeda tobulinti produktą, pasakoja apie rūšiavimą ir panašiai. Mes produktų jau prekiaujame, esame jau pardavę 3 partijas, kuri vieną partiją eina 25 tabletės. Mus galima rasti tiek daugumoje Expo mugių ir panašiai, tiek internete, Facebook'e Chemovela. Mes esame mokomoji mokinių bendrovė Kvepaliukas. Ir mūsų pirminė idėja yra sukurti personalizuotus kvapus žmonėms, pasitelkiant dirbtinį intelektą. Tai reiškia, kad mes sukūrėme anketą, kurioje atsakote į klausimus ir pagal atsakytus klausimus yra pritaikomas kvapas, kuris tiktų prie jūsų asmenybės. Tačiau tą idėją plėtoti reikia pakankamai didelių kaštų, todėl nusprendėme kapitalui kaupti, pardavinėti automobilių kvapus. Tai va čia yra mūsų kurti dizainai. Ir mes turime 5 dabar bazinius kvapus su 3 skirtingais dizainais. Čia yra inovatyvus batų raišteliai,
kurių nereikia rišti. Jie yra pagaminti iš perdirbto plastiko ir veikia kaip atšvaitas tamsiu paros metu. Tai verslumo pamokos metu turėjome grupelę, su kuria turėjome sugalvoti inovatyvią idėją, kuri padėtų žmonių kasdieninėme gyvenime ir spręstų kokią nors problemą. Tai kadangi dabar vaikai nebenešioja atšvaitų, sumanėme padaryti batų raištelius su atšvaito principu, kuriuos būtų galima užsirišti ne tik ant batų, bet ir kaip atšvaitą. O mes juos gaminame bendradarbiaudami su įmonė Plastara, kuri mums padeda gauti medžiagas reikalingas produktui ir įpakavimą iš perdirbto plastiko. Parodoje Expo jaunieji verslininkai dalinosi idėjomis ir siūlė jas įsigyti. Įsigijau kvapų, labai norėjau žaidimą įsigyti ir pagalvėlę, kuri yra pritaikyta kelioniai visai mažą maišiuką, bet kol kas dar neparduoda. Sakė, tik galima užsisakyti. Tai va, ne viską galima, dar kol kas yra tik tai idėjos kai kurios ir užsisakyti galima bus jų puslapyje. Mokomasis bendrovės vertino viešojo ir verslo sektorių atstovai. Pirmą kartą dalyvauju Panevėžio Expo mokomųjų mokinių bendrovių regioninėje Expo parodoje. Iš tikrųjų yra smagu matyti jaunimą, labai smagu matyti, kad pasidarė aktualūs, fundamentalūs biologijos, chemijos, matematikos mokslai. Jau matosi mokyklos, kuriuose stipriai dirbama šitose moksleivių ugdymo srityse. Ir tik gaila, kad Panevėžio krypties elektronikos, kompiuterijos, robotikos krypties darbų mokyklose visgi trūksta. Nors ir turim Robolabą, kuris liktai ir lemia tą, stimuliuoja šitą veiklą Panevėžyje, bet visgi dar inžinerinės, tos tikrosios inžinerinės darbų tikrai maža, bet Panevėžio minties gimnazijos šaltybarščiai, tai iš viso yra topų topas, jau gali moksleiviai šiai dienai eiti į prekybos centrus, nors jie dar tik tai 11-okai. Tai nežinau, kas bus kitais metais, gal jau prekiaus čia iš viso fūrą atvarę, arba išsius, kaip ir sakiau, per jų renginį, kad ko gero pirmas maistas kosmose bus šaltybarščiai. O jeigu bus kosmose šaltybarščiai, tai pirmas ir kosmonautas ar tas astronautas bus iš Panevėžio šaltybarščių mėgėjas. Na, labai įdomių idėjų yra pateikta. Vienos yra tik idėjos, kuriam reikia dar kapitalo, reikia laiko, reikia darbo, o kiti dalykai jau sukurti produktai ir pardavinėjami, žodžiu, įdomu. Yra nustebino, kaip jaunimas mato problemas. Tai mūsų ateitis, mūsų karta, kuri mus pakeis ir kaip jie šiandien išvelgia tas problemas ir bando jas spręsti, čia galbūt įdomiausia yra, netikėčiausia. Renginį organizavo Panevėžio švietimo centras, Lietuvos Junior Achievement ir Rokiškio rajono savivaldybė.